Lapkričio 13-ąją buvusių kareivinių pastate Kupiškyje atidaryta Kupiškėno ugniagesio gelbėtojo gyvenančio Kėdainių rajone Skirmanto Laužiko asmeninė paroda Ugnies angelas. Ši ekspozicija nepaprasta kelionė, kurioje susipina asmeninė aistra ir ugniagesio profesijos istorija. Parodoje eksponuojama ilgametė unikali kolekcija įvairių laikotarpių ugniagesių uniformos, šalmai, įrangos detalės, knygos, nuotraukos bei suvenyrai, pasakojantys apie nelengvą ir pasiaukojantį ugniagesių darbą bei kasdienybę. Susirinkusius pasveikino Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus. Biblioteka labiausiai bijo kelių dalykų, žinoma, ten tų graužikų ir antras dalykas, pilių turiu galvoj, ir antras dalykas tai gaisro. Šiandien turim retą progą pristatyti parodą mūsų kraštiečio. 20 metų, kai Skirmantas paliko gimtinę ir štai jis čia sugrįžta ir sugrįžta ne vienas su žmona Agne ir su puikia kolekcija. Apie Skirmanto eksponuojamą parodą papasakojo jo žmona Agnė Laužikienė. Šiandien susirinkome ne šiaip į renginį. Susirinkome pagerbti žmogų, kurio kasdienybė prasideda tada, kai baigėsi kitų budrumas. Žmogų, kuris į pavojų žengia be dvejonių, o į pagalbos šauksmą atsako kone pirmas. Šiandien mūsų dėmesio centre ugniagesys Skirmantas Laužikas. Šią popietę pakviesiu jūs susipažinti su jo gyvenimo keliu, pasiekimais, aistromis bei istorijomis, kurios slepiasi už ugniagesio šalmo. Leiskite jūs nuvesti į istoriją apie žmogų, kuris nuo mažens žinojo, kad jo vieta ten, kur kitiems reikia pagalbos. Skirmantas Laužikas, Kupiškėnas, užaugęs Noriūnų kaime, kur formavosi jo paprastumas, atsakomybė ir noras būti naudingas kitiems. Skirmantas ne tik gesina ugnį, jis gesina baimę, suteikia viltį ir tampa atrama, kai atrodo, jog aplinkui griūva viskas. Šiandien Skirmantas ugniagesys gelbėtojas. Tai profesija, kurioje kiekviena iškvietimo minutė gali būti lemtinga. Profesijoje, kurioje prireikia ne tik fizinės jėgos, bet ir stiprios vidinės dvasios. Per savo tarnybą jis dalyvavo daugelį sudėtingų operacijų. Viena jų – gaisras Alytuje, kuomet į dangų kilo tiršti dūmai, o žemėje liejosi prakaitas ir ryžtas. Būtent tokiuose momentuose atsiskleidžia tikra ugniagesio jėga, stiprybė ir Skirmantas tai parodė su kaupu. Tačiau jo veikla nesibaigė ten, kur baigėsi pavojaus zona. Skirmantas veda edukacijas vaikams ir suaugusiems, aiškina, kaip elgtis nelaimės situacijose, kaip saugotis, kaip priimti teisingus sprendimus. Jo žodžiai, patirtis ir pavyzdys įkvepia kiekvieną, nuo mažiausio darželio lankytojo iki patyrusio kolegos. Yra ir dar kita, mažiau oficiali, bet ne mažiau įspūdinga jo pusė. Skirmantas dalyvauja bendruomeniniuose renginiuose, bėgimuose, o priešgaisrinės apsaugos istorija žavi jį taip, kad jis sukūrė įspūdingą kolekciją ir surengė parodą. Jo dėka žmonės turi galimybę pamatyti, kokį kelią nuėjo ugniagesio profesija per pastarąjį šimtmetį. Ir net to jam negana. Skirmantas išdrįso žengti ir į filmavimo aikštelę, kur pasirodė plačiai žinomame seriale Černobylis. Tai tik dar vienas įrodymas, kad šis žmogus nebijo iššūkių ir visada pasiryžęs augti. Jo kasdieniniai darbai galbūt neviešinami antraštėse, tačiau būtent tokie žmonės, tyliai, nepastebimai, kuria mūsų visų saugumą. Jie yra ta šviesa, kurios kartais net nepastebime, bet kurios neįmanoma jaustis ramiai. Apie savo parodą taip pat kalbėjo ir pats Skirmantas Laužikas. Tai dabar norėčiau Jums pristatyti trumpai apie savo tą parodą, kaip jinai gimė šitą kolekciją, dėl ko darau tai. Tai gal buvo taip, kaip visi įpratę esam, tai atostogaudamas metu, vieną gražią vasaros dieną, nuvažiavam kartu su šeima į Palangą ir teko aplankyti Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolegas.
Pamačiau pas juos labai gražų tą ženklą ir jie man jį padovanojo. Po to norėjosi turėti daugiau, tai sekė Kupiškio krašto, Panevėžio. Paskui susipažinau kitais draugais, ugniagesiais kolegais. Jie iš labai tolimų kraštų. Tai gal tolimiausias jie tarnybos skiriamasis ženklas. Tai jie Naujosios Zelandijos ugniagesių. Norvegijos, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Kipro, Ukrainos, Slovenijos, Lenkijos mūsų kaimynų. Seniau ir paltus turėjo ugniagesiai, ko dabar labai mažai turi. Va mano paradinė uniforma. Seniausias gal rankinis švirkštas, tai jam dabar 80 metų. Jisai gautas per aukcioną, šį įsigijau. Tokios, kokios dabar matom būklės. Būdavo, kad pritraukia kaip švirkštą ir pučia į ugnį. Su juo pritraukdavo iki 3,5 litro vandens. Pirmosios racijos, kurios atsirado jau Lietuvoje, tai va tokios buvo. Jos vadinasi Viola. Paskui sekė Motorolas, o šita vadinasi Viola. Buvo miestas tarp miesto, tik tai apskaityva. Panevėžio girdėjosi apskaityti daugiau į Vilniaus neišeidavo įeiti. Ir Vilnius turėjo savo vėl uždarą kanalą. O dabar jau bendraujam visoje Lietuvoje, vienas ir tas pats bendras jie. Dar vienas eksponatas, tai yra matuoti radiaciją. Kokia yra spinduliuoti, radiacinį foną nustatyti. Paskutinį kartą naudotas 2008 metais. Dabar jie šiuolaikiniai, naujesni, paprasčiau, lengviau naudojami. Namuose yra motopompa, kuri gaiso židinį 100 litrų per minutę galėdavo pumpuoti vandens. Čia yra uždaro ciklo aparatas. Jisai skirtas apsaugoti žmonės kvėpavimo organų takus, dirbant užterštuose dujose, aplinkoje, kur yra dujokukė, su kipu. Jisai yra kipas 8. Pats pirmas, senas, aišku, rusiškas, bet tai yra pirmas ugniagesių kvėpavimo aparatas, kurį įveidavo į degančią piltį. Toliau yra Ukrainos kolonėlė, pagaminta 57 metais, 53. Dar prie vienų eksponatų tai yra literatūros, knygos išleistos apie ugniagesybą. Ir mano vaikystės piešinys, kai vaikystėje svajojau tapti ugniagesiu, pirmoji klasė buvo nupiešta. Ir išliko įsaugota taip ugniagesinis automobilis, kopėčias gesinant gaisrą daugiabutyje. Nes buvo pamokos užduotis nupieškit savo svajonių darbą. Tai buvo pirmas piešinys, kuris išliko. Čia yra kepurių kolekcija, dalis, ne visa, jie ir iš tų senesnių laikų, ir šiuolaikinės, jie Lenkijos. Tolimiausia, tai jie gal iš Saudo Arabijos ugniagesio, padovanota Dakaro metu, 24 metais, kai buvo Dakaras. Aš jiem nusinčiau savo tarnybos ženklą, o žurnalistas padėjo gauti kitą. Ko dabar nebenaudoju ugniagesiai, tai berečių, seniau turėjo beretės, išskirtinės tokias, būdavo, galiu pademonstruoti, kaip atrodo maždaug, plius minus. Būdavo taip, ugniagesiai va tokias principų buvo taip naudojamasios. Yra rankiniai švirkštai nuo smetoninių laikų švirkštas iki šių dienų. Tai tada man uždėjo vaikystėje 5 metų, kai degė piltis. Jis sako žodį, būsi ugniagesys? Sakau, būsiu. Jis davė pagesinti, tai va nuo tada. Va šitą buvo. Senam pastate, kai buvo Malūno gatvėje, reikėjo moteriai griauti namus, tiesiog pertvarą kambarį didesnis ir tarp sienos storesnis. Sako, supjausi senas televizorius lempinis ir mes su draugu, kadangi jai padėt ir viskas. Ir kažkaip juom ir sakom, kažkas iškrito, o sako, kažkoks metalo gabalas. Sakau, ne metalo, palauk, čia šalmas kažkieno. Ir iš karto supratau jau, kad ugniagesis. Ir čia parašyta, va, netgi yra. Vardas pavardė Mackevičius Tomas, 43, 7 mėnesio 3 dienos. Čia tik dalis mašinyčių, namuose yra jų 80. Čia tik jie pagrindiniai, parinkau, kad Kupiškio simbolis, kuris buvo ilgą laiką ugniagesių automobilis, dabar jie šiuolaikinis naują turi, o čia yra vokiškų senas. Tai va noriu parodyti, kad ir modeliukai yra išleidžiami. Šitas išskirtinis galbūt
jau ne kasdieninis naudojantis daiktas, senas, bet ugniagesiui būtinas reikalingas daiktas, tai buvo bagoras. Dabar naudoja biškį šiuolaikinį vadinamą chuliganą įrankį laužtuvą. O seniau bagoras būdavo, išdaužti reikia stiklą, reikia per šiferį veikti, patraukti kokį daiktą, dar kažką balkį nustumti. Nu, tai va, šitas buvo ugniagesio gaisrininko įrankis. Seniau gaisrininkais vadinosi, dabar ugniagesiai gelbėtojai. Jie laikraščiai, kurie liudija apie ugniagesių gyvenimą, apie jų pasikeitimą, kaip keitėsi nuo senų laikų. Pats seniausias jie 1923 metų laikraštis, gegužės mėnesio. Ugniagesiais tapdavo, seniau ugniagesiai savanoriai buvo. Eidavo visi, kas padėdavo, nes dabar šiais laikais jaunimas, kad padėtų senesniem pagyvenusiems žmonėms ir vyresnio amžiaus kartos atsakomybės jausmo yra praradęs. Tai kuo toliau, tuo mažiau tos jie pagarbos, gyvena savam pasaulyje, kaip mūsų kunigas yra minėjęs, tai kuo aukštesnė tvora, tuo mažiau Dievo namuose. Čia yra tik tai dalis šios kolekcijos, kita dalis yra namuose, o ateityje planuoju kurti muziejų, kuris tikiuosi didės, galbūt ateityje automobilis atsiras. Šiai dienai yra tik tai maža dalis. Renginio metu Kupiškio rajono savivaldybės meras profesorius Algirdas Raslanas nuoširdžiai sveikino parodos autorių, džiaugėsi jo iniciatyva ir atsidavimu tarnybai, pabrėžė ugniagesių darbo svarbą bei indėlį į bendruomenės saugumą. Tai buvo Dominės tokia šventė ir jisai priėjo žankovės, mane tempė, sako, noriu pasišnekėti. Ateik į mano parodą. Viskas. Pasakė žmogus rimtas ir taip yra. Kas krito į akis? Labai nuoširdė elgsena, nuoširdus žmogus. Giliu vidumi savo spinduliuoja. Tai tikrai ir šiandien matot, kuklumas tiesiog liejasi per kraštus, bet kita vertus stebina patys eksponatai, kurie yra surinkti. Iš tikrųjų, kas krito į akis, nežinau, kaip nuo generolo teko nulupti tos nežinau kaip čia tos antpečius, bet jie yra visi surinkti čia. Kitas dalykas, Lenkai jau tokie gana skupus, jūs pirkot ar jie davė, nes jie viską pardavinėja. Tai iš tikrųjų šaunu, kad vienybė su Lenkais irgi yra gera. Man atrodo, Vaidai, kad mes turim gesintuvų labai daug, jas visą laiką keičiam. Tai žinosim, kur į kokį muziejų pristatyti, kad nereikėtų tenai į punktą kažkokį. Tikrai stebina, aš juokais kalbu, džiaugiuosi širdimi. Ir jeigu sugalvosit paieškoti gerų daiktų, tai pradėkit nuo Vaido, su Karinta jau neturi, jie viską modernaus turi, bet jeigu pažiūrėsit kitas mūsų, tai tikrai galbūt dar ką nors gero rastumėt, kas tiktų jūsų muziejai. Tai dar kartą didelis ačiū žmonai už puikų pristatymą, didelis ačiū Jums, tikrai, Skirmantai, džiaugiuosi. Kad palaikote. Tikras kupiškėnas. Paplokime. Ačiū. Parodos autorių sveikino Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaidas Juknevičius, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Odeta Grilauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius, kiti bendraminčiai, draugai ir giminės. Gyvenimas man taip susiklostė, kad aš 50 metų neklystu praleidau priešgaisriniai tarnybai. 50 metų. Ir va šitoks parodos atidarimas, tai yra smagus reiškinys. Visumoje Lietuvos priešgaisriniai sistemai, kaip tas su ta istorija yra sudėtinga. Ten kokį nutraukyti pasirodė, vaikas atėjo į mokyklą, iš mokyklos vaikas atėjo gaisinį prie mašinos, paveikslavė darbą. Bet nedaroma, kas liečia išlieka, kas yra išliekamoji vertė. Reikia priminti, anuos laikus dar buvo priešgaisrinės apsaugos valdyba Vilniui, buvo įkurta speciali paroda. Ten viskas buvo demonstruojami, seni įrankiai ir naujesnė technika, visa kita. Žmonės galėjo susipažinti su ugniagesių vystoma veikla. Ir va šitas šiandien, aš sakyčiau, šitos šeimos paroda, jeigu būtų nepagelbėję žmona, galbūt vyrui būtų sunku. Jeigu žmona nepadės vyrui,
Jis ir gaisrinėje nešypsos ir jis atvažiuos, gaisrė bus piktas, nuvargęs, vienu žodžiu. Kaip namuose, sako, taip ir darbe. Atkurta yra tarpukario, kaip čia, ugniagesio, kukarda, kaip sako, kepurės ženklelis. Ir aš daug jų neturiu ir aš noriu, kad Skirmantas taip puikiai toks iniciatyvus yra, kad šitas ženklelis puoštų jo kasdieninė ugniagesio gelbėtojų kepurė. Nes jis, kadangi garbingas žmogus, garbingai neša ugniagesį dievus. Čia Ukmergės savivaldybės priešgaisrinė tarnyba sukurta, Ukmergės herbas ir mes, kai dovanodavom garbingam svečiams. Mano paties asmeninį šitas ženklą aš pats padovanosiu muziejui, lei išlieka, lei žmonės žino, kad tai yra tokia tarnyba. Paroda Ugnies angelas kviečia visus susipažinti su ugniagesių pasauliu iš arčiau ir įvertinti ilgametį Skirmanto Laužiko atsidavimą šiai kilniai profesijai.